Va, merė, gerai. Tai dabar kaip čia atrodys viskas? Na, atrodys tai, kad jeigu pradėti žiūrėti iš apačios, tai yra Baltarusijos teritorija. Čia yra Druskininkai, nuo Druskininkų miesto ribos yra 5 kilometrai. Čia yra Lazdijų savivaldybės teritorija. Tai mes kaip ir pretenzijų negalim turėti, nes mūsų teritorija yra kaip ir rami, tik tai tiek, kad netoli mūsų. Poligonas, matot, būtent pažymėjom tą spalvą ryškesnę, kad matytųsi. Ir dabar pažiūrėkit į pačią. Visur yra ežerų sistemos. Čia yra pelkės, čia yra garsioji Krakinio pelkė šioje vietoje. Ir šaudymas yra planuojamas va šitą kryptimį, kiek man yra žinoma. Tai kalbėti apie tai, kad čia mes poligone kažką tai slapto darom ar kažkokios technikos treniruojasi kaip Baltarusijos yra, tai čia pakėlus elementarų droną, tu viską gali kiekvieną dieną filmuoti, netgi nepažeidęs sienos, matysis. Druskininkam, kodėl yra dar viena problema, nepaminėjau. Druskininkai turi būtent aerodromą, iš kurio lėktuvai kildavo ir būtent šitą kryptim sukdavosi, nes čia yra Baltarusijos kampas, kad nekirsti Baltarusiją. Dabar jau gali būti uždrausta naudotis mūsų aerodromu, kadangi lėktuvų kilimas bus per poligono galą. Čia yra vien miškų masyvas, apribotas ežerais ir taip toliau, tai yra kaip ir toks tupikas, kai tame tarpe, pažiūrėkime, yra Kalvarijos pagrindinė magistralė į Suvalkus, yra plyni laukai daugumoje, čia eina geležinkeliai, dujotiekiai ir taip toliau. Dujotiekį galima perkelti arba ant tiek įgilinti, kad jau jo niekas nepaveiktų. Ir spręsti tą klausimą. Tai jeigu mes kalbam apie Suvalkų koridorių, tai tas koridorius yra štai toks, o mes poligoną darom, kad jisai dengia vos 3 kilometrų. Tai kur likę 57. Tai šioje vietoje, kada nepasakoma visa tiesa, o yra kažkokiom tai frazėm nacionaliniu saugumu ir Suvalkų koridorium aiškinama žmonėm, tai man kyla labai daug klausimų. Netgi pažiūrėkime šioje teritorijoje. Tie patys Ančios tvenkiniai, hidroelektrinės ir taip toliau. Tai aš suprantu, kad kariškiams reikia mokytis irgi ir upes kirsti, ir kitokius dalykus daryti, bet šitoks nuostabus gamtos kampelis ir šalia kurorto man kyla labai didelis abejonės. Taip, bet tai kodėl jūs bent jau žinot, va tos 7 vietos, jos buvo laukuose, va čia va? Aš nežinau tų kitų vietų, nes buvo kalba apie tai, kad ir prie Čepkelių, čia dabar žemėlapy nėra tos teritorijos miškuose, kur nėra iš vis jokių gyventojų, tik valstybiniai miškai, buvo kalbama ir buvo kalbama kažkur kitur Lietuvoje, tai vėlgi jeigu mes apsispręstume ir žmonėm pasakytume, kad čia yra gynybiniai įtvirtinimai, tada galbūt aš suprantu. Jeigu čia yra poligonas, tada aš nesuprantu, nes tarp šitų visų ežerų vien tik patekti į šitą yra 2 keliai. Tai yra Leipalingis kapčiamiestis ir Veisiejai kapčiamiestis. Čia yra būtent kapčiamiestis. Tai vien tik tai šitie keliai šiandien dieną jie neatlaikytų nei technikos, nei tokio. Jau miškovežiai pavažinėja, kurie veža 20-30 tonų, o tankas turbūt 60-80 tonų. Tai kalbėti apie tai, kad čia visa infrastruktūra, o jeigu per šitos ežerus pelkės, o čia ypatingai didelės, žadame nutiesti geležinkelius ir kitus dalykus, na tai galima Dubajus, žiūrėkit, ir jūroje stato ir dangoraižius, ir gyvenamus kompleksus ir taip. Dabar gali tai būti nusitaikyta būtent į tą brandų mišką, greta, vat, vienas iš jėgų, kurias stumia šitą reikalą. Gali būti? Atvirai pasakius, nenoriu spekuliuoti, esu girdėjęs būtent šitos teiginius, bet šioje vietoje nenoriu nei patvirtinti šito, nei paneigti, bet noriu pasakyti vieną. Su gerbiamu ministru Kaunu galėčiau eiti lažybų ir iš pakankamai brangaus viskio dėžės, kad su 10%, nu niekaip. Vien tik tai žinant, kad tai yra bus nuotolinis šaudymas pabūklais įvairaus kalibro ir pagrindinės Lietuvoje turimos ir dar būsimos technikos, kalbant apie atstumus ir taip toliau, tai aš nežinau, kiek ministras tuose miškuose buvęs, man tekę tikrai
daug kuriuose vietose, mesgi čia tiltą kažkada pastatėme, šiandien dieną yra tarp Druskininkų savivaldybės ir Lazdijų rajono, mes buvome atsakingi už tilto statybą ir kitus objektus ir ten gyvenančių žmonės. Ir aš niekaip nesuprantu, tai mes vienu įstatymu pasakome, kad reikia išsaugoti miškus kaip gynybinę sieną. Ir atrodo netgi 20 km yra pasakyta, tai jeigu mes imam Baltarusijos sieną ir 20 km, tai čia yra iš viso maždaug toks atstumas, kalbant apie plynų miškų kirtimą. Jis įsigaliojo, kiek aš žinau, nuo šių metų sausio 1 dienos, galbūt kirtimai sustos. Bet paimti ir iškirsti šitame miške didžiausius plotus, tai vien tik tai manevravimo kariniai technikai, kokie reikalingi pločiai. Jiegi kvartaliniam nepavažinės, apie ką čia kalbėti. Tai šioje vietoje, jeigu ministras norėtų eiti lažybų apie 10%, galim fiksuoti ir aš pasiruošęs. O kiek jūs manote iškirs realiai? Nenoriu spėlioti, nenoriu kalbėti ir ginti tam tikrus skaičius konkrečius, bet 10% visos teritorijos, na jeigu mes įvertinam visą šitą teritoriją pilnai, tai 10% jau čia pasidarys pakankamai didelis ruožas ir tarpas. O čia bus manevravimo poligonas, kaip buvo parodyta ir pasakota. Na, tikėsimės, kad 5 km tas triukšmas tankų per mišką, kuris Druskininkų savivaldybės teritorijoje bus išsaugotas, atsklis minimaliai iki mūsų. Na, o šūviai tai girdėsim. Girdėjau dar tiesą argumentus dėl to, kad Baltarusiai turi maždaug apie šitą vietą poligoną ir mes ir taip esam prie šūvių pripratę. Tai noriu pasakyti, kad priprasti galima, kaip ten sako, šuo kariamas irgi pripranta. Tik tai yra vienas dalykas, kad tas poligonas yra įsteigtas mano žiniom apie 1950 metus. Tai istoriškai jau jisai tiek metų buvo, prie jo visi pripratę ir taip toliau, bet kada mes kalbam apie tokią Lietuvos vietą su tokiais miškais, su tokiais draustiniais, su tokiom pelkėm ir taip toliau, tai šiaip yra žalias skydas, kurį reikėtų saugoti, mano supratimu. Gaila, neturiu jokių argumentų, dėl ko šita vieta yra geriausia, spėlioti nenoriu. Ačiū.